megztinis yra štai toks ir kas su juo yra negerai, tai yra baltos dėmelės, štai čia ties pilvu. Ties pilvu yra baltos dėmelės ir Ir aš, kadangi išsimusojau šitą megztinį su kažkuo, kas nelabai išsiplovė, aš tada naudojau tokį ne aštrų, bet taip stipriai medžiagą tryniau su tokiu chemikalu ir gavosi, kad man išėjo šitos spalvos megztinio. Ir tos spalvos, kadangi išėjo, tai taip nelabai noriu tokį megztinį nešioti, nes atrodo kažkokia nesąmonė. Tai aš sugalvojau, kad aš šitą megztinį pasidarysiu per jį visą tokias širdelės formos, šviesesnius lopelius ir tiesiog taip atrodys toksai, kad lyg tai taip turėtų būti. Toks megztinis. Na tai va, tai žodžiu. Tai iš tokio megztinio padarysim truputėlį kitokį megztinį. Tai va, tai tikiuosi, kad jums patiks šitas video. Bet galim eiti žiūrėti. Gerai, ko dar aš nepaminėjau, tai čia yra baliklis ir aš tas dėmeles širdutės formos. Todėl, kad, pavyzdžiui, čia yra širdutė, tai aš pagalvojau, kad man bus smagu tiesiog širdutės formos padaryti. Galbūt netgi štai nuo čia pradėsiu. Tai reikia šepatuko ir reikia baliklio. Pas mane baliklis yra toksai. Ir į tą vandenį, netiesiogiai pilsim baliklį čia, bet į vandenį, tą, kurį pasiruošėm, truputėlį įsipilsim baliklio. Ir tiesiog netgi galima vėliau pamatyti yra, kiek to baliklio reikia. Ar jo reikia daug, ar nedaug, tai žodžiu, išsimaišom. Galbūt aš labai daug vandens iš tiesų įpyliau, tai gali būti net tiek daug. Va, pradėsiu nuo tos netgi širdutės. Nes man atrodo, tai kažkaip bus reikšminga. Šiaip, kad dar kita pusė nepersigertų, tai galima įdėti kartoną į vidų. Jo, bet šiaip reikia atsargiai daryti, nes gali labai šalia audinys irgi greitai apsitaškyti ir tada nubalt. Pavyzdžiui, man čia šalia, aišku, jums dar nelabai matosi, bet čia šalia man irgi jau apsitaškė. Ir kas dar yra, tai kad plinta, kadangi čia yra vanduo, tai labai plinta. Ir pavyzdžiui, aš tai padariau, bet tikrai plinta. Ir jisai ką daro, jisai šiek tiek pabaltina medžiagą, tas baliklis. Man reikia, kad būtų ta širdelė lygiai tokio pat atspalvio, kaip ir šita balta dėmelė. Tai kada galima tai pamatyti, tai būna biškiuką kaip pradžiūva. Užsidėjau pirštines, nes truputėlį man užlašėjo to vandens ir jisai nėra geras, nes čia visiška chemija. Išsipyliau iš čia vandens, nes man atrodo, čia yra per daug atskiesta ir į tą, ką jau prieš tai atskiečiau, dar šito įpilsiu truputėlį. Čia tiesiog viskas pagal eksperimentą būna. Tiesiog bandyti reikia. O pavyzdžiui, man vis dar kažkaip nešviesėja ta vieta. Nežinau kodėl. Pabandysim kitą vietą.
jeigu būna, pavyzdžiui, nešviesėje, tai būna todėl, kad per silpnas tas. Bet šiaip ir nuo medžiagos irgi, aš niekada ant tokios šviesios medžiagos nesudarius. Aš visą darydavau ant tamsesnės medžiagos, pavyzdžiui, juodos arba tamsiai raudonos, tai man galbūt truputėlį sunku yra taip lygint. Galbūt čia tik tai pasimato, kai išdžiūva. Nežinau, ar čia gerai gausis, ar čia bus disaster. Nes jūs pasižiūrėkit, padariau kitą širdutę. Ir aš garantuoju, kad jinai greitai nebebus širdutė. Na, pavyzdžiui, šitas, tai jau baigia išdžiūti ir čia nieko nepasikeitė. Tai va, tiesiog eksperimentuojam ir žiūrim, kas gaunasi. Gerai, tai pagalvojau, kad paliksiu tik tai priekį pasidarytą. Va. Aš uždėjau dar daugiau didesnės koncentracijos baliklio ir manau, tai tiesiog aplinkui išplaukė. Nu, nežinau. O šiaip tai galvau pasiliksiu tik tai priekį, rankovių nedarysiu, kapišono nedarysiu ir nugaros nedarysiu. Pasiliksiu tik tai priekį tokį. Štai taip pasidariau dabar. O kaip pabals, kažkaip man toks įtarimas, kad ta prasme nestipriai pabals. Nebus taip ryškiai stipru, kad matytųsi kontūrai. Tai truputėlį liūdna dėl to, kad taip gali nebūt. Tai aš tada jaučiu panaudosiu drabužių flomasterius, kad paryškinčiau kontūrus. Tikriausiai, nors šiaip sugadintų tai truputėlį vaizdą, bet dar galvoju. Tai va, ir pavyzdžiui, šičia padariau tokį didelę, tai gaunasi kaip plėmas tiesiog. Nežinau. Man patinka. Žiūrim tada. Laukiam, ar čia mano planas pavyks. Nes ant tamsių drabužių, tokių, pavyzdžiui, užpiešus, ant juodos spalvos užpiešus, tampa spalva į oranžinumą. O va, ant šviesaus, tai žinokit, niekad nepadžiau, galvau, bus balta. Bet kažkaip nebalina man čia nieko. Tai va, tai kažkaip taip. Gerai, tai aš einu, gal padėsiu dar ant saulės, į balkoną nunešiu ir paskui jį reikia dėti skalbt. Tai ką, grįžtam jau su megztiniu ant rankos. Aš jo neploviau, aš jį padėjau į balkoną išdžiūt, jisai išdžiuvo. Ir štai rezultatas. Ta prasme, kad visiškai neišgraužė medžiagos ir neišėmė dažų, bet tada man taip keista, tada aš su dėmių valikliu šitas dėmes padariau, o su balikliu cheminiu, kas geriausiai matos, ir tai čia net nesimato, geltona, ta prasme, net reikalaujanti įžiūrėti, tokia geltonas pravedimas toks, žiūrėkit, matot, čia. Bet, ta prasme, reikia įžiūrėti net, kad jį pamatyt. Tai, žodžiu, šitas megztinis bus man tiesiog vaikščiot po namus, arba dar kažkur. Ta prasme, kad šitas projektėlis nepavyko dėja. Na, gali būti todėl, kad tiesiog baliklis, nors ir aš jį stipriau atskiedžiau, neišėmė šitos medžiagos, arba šita yra medžiaga tiesiog per šviesi, kad baliklis ją dar kažkiek atšviesintų. Kitas dalykas, kas gali būti, nežinau, kito dalyko. Gal jūs žino, tai žodžiu, dėl ko dar galėjo taip nutikti, mano spėjimas yra vienas, kad tiesiog per šviesi medžiaga baliklio pačio, gal, tarpsime, kiek aš ten vandens atskiedžiau, tai jau galiausiai buvo kokia vandens, tik tai kokia 5 procentai, ta prasme, kad koncentracija tikrai buvo didelė baliklio ir dėl to,
nemanau. Manau tiesiog dėl spalvos. Netinkama spalva. Nes aš prieš tai bandžiau ant 2 drabužių. Tai buvo juodas ir buvo, kaip ir sakiau, tamsiai raudonas. Ir man pavyko ant jų net atskiedus su vandeniu. Ta prasme pakankamai daug. Tai čia netame esmė buvo. Tai va. Tai šiandien pirmas projektėlis su balikliu, kur nepavyko. Nors buvau įsitikinus tikrai, kad bus atspalvis lygiai toksai pats baltas, kaip ir šitų dėmelių, bet Na tai va, tai ačiū labai, kad žiūrėjot. Tikiuosi kažko pasimokėm kartu ir aš šitą video vis tiek įkelsiu, nors jis nepavykęs, nes galbūt, manau, būtų įdomu pasižiūrėti mano klaidą ir tiesiog šiaip įdomu. Tokia patirtis įdomi, juokinga. Gerai, tai ačiū labai, kad žiūrėjot ir iki kito video. Čiau.